Kokie artimiausiu metu nusimato įvykiai jūsų gyvenime? Gerai. Kortos nurodo taip. Pentaklių karalius. Tai nusimato gali būti reikalai su žmogumi, finansiniai reikalai, su vyru, kuris gali turėti savo verslą, gali būti žinomas arba turėti tvirtą pagrindą po kojom. Jeigu žmogus, tarkim, neturit su tokiu žmogum kažkokiu tai pažinčių arba nieko bendro, tai kortos nurodo, kad pats priimsite tokią poziciją arba pati, kai teks galvoti apie savo finansus, apie savo resursus, kurie jau jums neša pelną, kortos nurodo. Taip pat nurodo bokšto kortą. Bokšto korta ne visada reiškia kažką blogo. Kortos nurodo, kad jūs jau einat gera linkme ir einat link gėrio. Jūsų gyvenime buvo daug permainų, staigių pokyčių. Galimai galėjo būti skyrybos, kriminalinė istorija, taip problemos su policija, ligoninė galėjo gulėti ligoninėje arba kažkokiu tai reikalų su instancijom turėti. Kortos nurodo, kad viso šito galite išvengti arba išvengsite. Arba gali būti taip, kad jau praėjo tas laikotarpis, kai visos tos problemos jau pasikeitė į gerą, bet kortos nurodo, kad nereiktų ties to apsikrauti ir dėl to pergyventi. Taip pat kortos nurodo Mėnulio kortą. Mėnulio korta vėlgi mums šneka apie tai, kad nereiktų užimti pozicijos liūdesio. Nereiktų galvoti apie tai, neapsikrauti. Gali būti bemiegės naktis, pergyvenimai, problemos. Dėl to kortos nurodo, kad nereiktų iš tikrųjų pergyventi ir reiktų į gyvenimą žiūrėti ryškesnėm spalvom, nes kitu atveju galite užsisėdėti depresijoje arba gali atsirasti kažkokia tai psichologinė liga. Ištrauksiu dar vieną papildomą kortą, kas bus artimiausiu metu, jeigu žmogus išeis iš šitos situacijos ir padėties. Kas bus? Vat kortos nurodo, iš karto bus emocijos, gali būti, kad mane žiūri emocingas žmogus, tai gali būti vyras arba moteris, kuri turi vyriškos energijos daug, gali kalbėti kaip vyras arba gali labai gerai sutarti su vyrais. Taip pat kortos ką dar nurodo, kad reiktų nebijoti ginti savo pozicijas ir kartais nebijoti mokėti įsisukti ir elgtis kaip lapiai arba lapinai. Ir dar kortos nurodo galutinį rezultatą, tai meilės korta, tai jeigu išeinat iš visos tos situacijos, nes kortos nurodo yra pakankamai resursų, dėl ko nereiktų apsikrauti. Ir taip pat kortos nurodo, jeigu išeinat iš tos situacijos, nebeapsikraunat, viską metat nafik, tada kortos nurodo, kad bus viskas gerai. Ir taip pat nurodo, bus aišku balansas, galimi nauji santykiai, partnerystė, harmonija. Taip pat nurodo kažkokią tai bendrystę, galimas pasipiršimas. Jeigu ne jūs planuojat kaip vyras pasipiršti moteriai, tai gali būti, kad jeigu mane moteris žiūri, tai jūs sulauksit pasipiršimo. Jeigu sulaukit, tai tada gali būti, kad jau perėjot visą šitą reikalą. Tad linkiu sėkmės ir jeigu norite žiūrėti ir matyti daugiau kortų, žiūrėti taro metimus, tai paspauskit subscribe, pafollowinkit, aišku, čia tas pats reiškia, ne, ir tada paspauskit laiką, kad aš žinočiau, kokio turinio jūs labiau mėgstat. Ir taip pat būtų gerai, kad pasirinktumėt temą, ar norit dienos kortą, ar norit labiau kažkokius tai klausimus analizuoti.